Sveiki, šiandien nersime į trigonometrijos pagrindus ir susipažinsime su vienetiniu apskritimu, įrankiu, kuris padės geriau suprasti trigonometrinės funkcijas. Vienetinis apskritimas tai apskritimas, kurio centras yra koordinačių pradžioje, o spindulys lygus vienam. Kiekvienas apskritimo taškas atitinka tam tikrą kampą. Šis kampas matuojamas radianais. Kampo dydis radianais yra lygus lanko ilgiui, kurį tas kampas iškerta iš apskritimo. Pavyzdžiui, 270 laipsnių kampas atitinka 3π padalinta iš 2 radianų. Svarbu įsiminti šiuos pagrindinius kampus ir jų atitikmenis radianais. Radiano matas yra patogus trigonometrijoje, nes jis tiesiogiai susijęs su lanko ilgiu. Be to, radianais išreikšti kampai leidžia lengviau atlikti skaičiavimus. Štai formulė leidžianti apskaičiuoti kampą iš laipsnių į radianus ir atvirkščiai. Pabandykime nustatyti, kiek 120 laipsnių kampas yra radianų. Sudauginame 120 su π padalinta iš 180 laipsnių. Gauname 2π padalinta iš 3 radianų. Dabar atvirkščiai, kiek π padalinta iš 4 radianų yra laipsniais. Visiškai teisingai, vėl turime sudauginti, tik dabar π padalinta iš 4 dauginsime iš 180 laipsnių padalinta iš π. Gauname 45 laipsnius. Kiekvienas taškas P vienetinėme apskritime atitinka kampą alfa. Šio taško koordinatės x ir y yra susijusios su sinusu, kosinusu ir tangentu. Sinusas yra y koordinatė, kosinusas x koordinatė, o tangentas yra y koordinatės ir x koordinatės santykis. Pavyzdžiui, jeigu taško P koordinatės x ir y yra šaknis iš 3 padalinta iš 2 ir 1/2, tai sinusas alfa yra 1/2. Kosinusas alfa yra šaknis iš 3 padalinta iš 2. O tangentas alfa yra sinuso ir kosinuso santykis. Tai yra 1 padalinta iš šaknies iš 3. Šias reikšmes svarbu įsiminti, nes jos dažnai naudojamos trigonometrijoje. Trigonometrinių funkcijų ženklai priklauso nuo to, kuriame ketvirtyje randasi kampas. Pavyzdžiui, pirmame ketvirtyje yra visos trigonometrinės funkcijos teigiamos, o antrame ketvirtyje teigiamas yra tik tai sinusas. Šiandien išmokome išties daug. Susipažinome su vienetiniu apskritimu, kampo radiano matu, sinuso, kosinuso ir tangento apibrėžimais bei jų ženklais skirtingose ketvirčiuose. Šios žinios yra būtinos, norint suprasti ir spręsti trigonometrinius uždavinius. Nepamirškite pritaikyti šiandien įgytas žinias spręsdami praktinės užduotis, kurias galite rasti edusija.lt svetainėje. O kitoje pamokoje gilinsimės į trigonometrijos pasaulį ir išmoksime spręsti sudėtingesnius uždavinius. Iki greito!